Daugiau negu 40% žmonių sakys, kad čia, jeigu tu įkėlė, tai bent dalinai yra atsakinga už tai, kad dabar va čia nukentėjai. Ne visą laiką jos yra grynos kažkokios formos, kartais jos yra sumišę ir čia mes galim kalbėti ir apie priekabiavimą, ar ne, elektroninį erdvėje. Kalbam apie seksualinį priekabiavimą, tai seksualinio pobūdžio elgesys nukreiptas į kitą asmenį, nenorimas, nepageidaujamas, atsikartojantis elgesys. Galim kalbėti apie persekiojimą, irgi naudojant įvairias technologijas ar kažkokias priemonės. Ir turbūt netgi daugiau gal dėmesio iš tikrųjų telkčiau net ne tai, ar tai yra tikras vaizdas ar netikras. Aš gal telkčiau dėmesį ir norėčiau dėti akcentą, kodėl tas vaizdas atsirado čia. Sveika, Reda. Labai smagu pasimatyti, susipažinti ir turėti galimybę aptarti labai svarbę ir, manau, aktualią temą apie tą elektroninį arba kibernetinį smurtą prieš moteris. Tai manau, dėl ko šita tema svarbi, manau, kad ją mes matom kasdien, bet galbūt ne visada iki galo atpažįstam. Tai manau, čia vienas iš dalykų, ko ir norim pasiekti šitų pokalbių. Tai susipažinti geriau su situacija, susipažinti, kas apskritai tai yra, ką galim padaryti kiekvienas iš mūsų, kad mažinti arba švelninti tokias situacijas ir kaip reaguoti ištikus problemai. Tai dar kartelį ačiū, kad prisijungiai. Ačiū, kad pakvietei. Tai manau, gal trumpai galėtume pradėti nuo to, kas apskritai yra kibernetinis smurtas, kokios galbūt pagrindinės formos, kurios labiausiai paplitusios šiuo metu ir labiausiai matomos. Tai tų formų, iš karto šoku prie formų, dėl to, kad paskutinis buvo klausimas, tai taip ir lieka galva, ne, ir galvoju apie tas formas, kad jų tiesiog yra labai daug ir labai vairių. Ne visą laiką jos yra grynos kažkokios formos, kartais jos yra sumišę ir čia mes galim kalbėti ir apie priekabiavimą, ar ne, elektroninį erdvėje, kuris yra iš esmės nepageidaujamas elgesys nukreiptas į kitą asmenį. Jeigu mes kalbam apie seksualinį priekabiavimą, tai seksualinio pobūdžio elgesys nukreiptas į kitą asmenį, nenorimas, nepageidaujamas, atsikartojantis elgesys. Galim kalbėti apie persekiojimą, irgi naudojant įvairias technologijas ar kažkokias priemonės, sekti, stebėti. Gali būti ne tik tai būtent, pavyzdžiui, socialinių tinklų stebėjimas, tai gali būti ir sekimas realiai fiziniai, kur tas žmogus yra fizinėje erdvėje, ar ne? Gali būti labai, labai įvairiai. Kažkokių programėlių įdiegimas, kad sektų tavo gyvą lokaciją. Taip, tai gali būti, ar ne, tai irgi kontrolė tam tikra, ar ne. Galima kalbėti apie intimaus turinio dalinimąsi, ne? Nes be sutikimo, nenorim arba perpasidalinimą. Tai reiškia, kad tas turinys buvo nepasidalintas, mes galim kalbėti apie sextingą, ar ne, tai yra apsikeitimą kažkokio intimaus turinio, tai gali būti ir vaizdai, gali būti ir nuotraukos, gali būti ir kažkokie tai aprašymai, ar ne, susirašinėjimai, gali būti balso žinutės netgi. Tai tokių žinučių pasidalinimas arba perpasidalinimas be sutikimo, ne, irgi viena iš tų formų. Gali būti vėlgi grasinimai, patyčios, galime kalbėti apie grasinimus, kad, tarkim, jeigu tu man neatsiųsi daugiau kažkokio tai norimo turinio, labai dažnai tai būna seksualinio turinio, nebūtinai žinoma, ar ten nepadarysi kažko, ar ne, aš pasidalinsiu kažkokią informaciją, kurią turiu. Gali būti ir dickpicsų siuntinėjimas, tai reiškia intimų kūno vietų. Galim kalbėti apie šiaip informacijos skleidimą, ne tik tai gandus, bet ir, pavyzdžiui, jeigu aš pažįstu tą asmenį gerai, aš galiu pasidalinti kažkokią informaciją, ne, gal nebūtinai tai intimi informacija, bet tai yra apie privatų gyvenimą kažkokia informacija. Galim kalbėti apie klastotės, apie vaizdus, kurie yra suklastoti, balso įrašus netgi, arba ten gali būti nuotraukos, gali būti video. Na, tai tų formų iš esmės yra labai daug, jos įgana didesnį pagreitį, jų daugėja. Jų iš esmės, su technologijos per paskutinius metus tikrai irgi išaugo, jų vartojimas labai išaugo. Tai ir tų priemonių atsirado daugiau. Ir tada labai priklausys ir nuo to, ne kiek aš gerai pažįstu asmenį arba kokiam santykiu su tuo asmeniu esu ir ką aš noriu toliau padaryti. Ne? Tai labai priklausys nuo to. Bet iš esmės, tai dabar viskas. Taip, žinau, kad yra iš tikrųjų labai daug skirtingų formų. Tai manau, gal kiek iš mano pusės, ką pastebėjau, kad deep fake'ai, naudojant dirbtinį intelektą, labai populiarūs ir manau,
turintis tokią didžiulę grėsmę, nes iš tikrųjų kartais labai labai sudėtinga atskirti, ar čia tikra ar ne. Taip, tikrai taip, tikrai taip. Ir aš dabar iš karto atsiminiau, va, taip klausant tavęs, ar neatsiminiau irgi kažkada netaip seniai dalyvavau vienai konferencijai ir ten iš tikrųjų dalinasi irgi būtent apie tą deepfake. Ir vienos mergaitės, iš tikrųjų, paauglės istorija, ar ne, kuomet jinai sako, nu aš pati matau tą nuotrauką, žinau, kad ten ne aš esu, bet vaizdas tai mano kambario, ne mano veidas, mano kūnas. Ir mano tėvai niekada gyvenime nepatikės, kad ten ne aš. Dėl to, kad tu tiesiog atrodo labai realiai, ar ne. Tai vat irgi, nu, vat irgi, ne, pamastymai tiesiog. Tai kiek mes atpažįstam, ar mes galim visą laiką atpažinti ir ką tada galim padaryti. Tai tikrai taip. Tai manau, šitoj vietoj labai geras tavo pastebėjimas, iš tikrųjų, kad viskas atsimuša į tą asmeninį santykį ir kartais tiesiog turim spręsti pagal kiek gerai pažįstam tą žmogų, ar čia tikrai galėtų būti jos ar jo nuotraukos ar video. Ir turbūt netgi daugiau gal dėmesio iš tikrųjų telkčiau net ne tai, ar tai yra tikras vaizdas ar netikras. Aš gal telkčiau dėmesį ir norėčiau dėti akcentą, kodėl tas vaizdas atsirado čia. Taip. Kodėl kažkas juo pasidalino, net jeigu aš ten tikrai stoviu nuoga, sakykime, ne? Ar kažką darau, nežinau. Bet ar kažkas turėjo teisę pasidalinti, ar ne? Nes mes labai dažnai būtent į tą dėmesį kreipiam, tai kodėl čia pasidalino, čia pati gal, ar ten pats, ar ne, ypatingai jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, intimų turinį, tai labai daug to intimaus turinio yra selfių pavidalu, kur aš gražiai atrodau, patraukliai atrodau, ne, nes aš siunčiau kažkam, tai, nu, nesiunčiau savo šlykščiausių, bjauriausių nuotraukų, nu, taip yra. Tai vėlgi klausimas, ar ne, bet neturėtume telkti į tą žmogų, kuris kaip ir nukentėjo, bet mes turėtume telkti dėmesį, tai kokio velnio atsirado, ar ne, tai kas pasidalino ir kodėl, kad tai yra neteisinga, taip neturėtų daryti ir niekas neturi teisės dalintis turiniu be sutikimo. Ir va čia tas dėmesys nuslysta, nes mes tada vertinam tą žmogų, tai ar tikrai čia kėlė, o gal pati, o gal ne pati, ar ne, ar ten pats. Ir visiškai dėmesys nuslinka, ar ne, nuo to žmogus, kuris realiai vykdo nusikaltimą arba daro kažką tai netinkamo. Manau, kad iš tikrųjų šitas dalykas yra labai slidus ir kaip bet kokio smurto prieš moteris atvejais vis tiek labai dažnai yra linčiuojama vis tiek auka, kodėl darė, kodėl kėlė ir tas skaitmeninis smurtas vėlgi šitoj vietoj nesiskiria. Tai gal tokie dalykai, ką galim padaryti pamačius tokį turinį, tai manau svarbu yra nesidalinti, nekomentuoti, stengtis, kad kuo mažiau žmonių tą pamatytų, kad suvaldytų tą situaciją. Gal turi dar kažkokių patarimų papuolus į tokią situaciją? Jeigu kalbam apie perpasidalinimą, tai tikrai kreiptis tada arba pranešti, fiksuoti, nedokumentuoti, nes labai dažnai, apskritai labai dažnai, kai kalbam apie smurtą elektroninėje erdvėje, na, ta situacija yra nemaloni, švelniai tariant, ar ne, ir tada mes norim trinti, ištrinti, uždaryti, pamiršti, ne, tai čia tokia gynybinė reakcija, nes norisi išvengti to skausmo. Tai šitoje vietoje nereikėtų to daryti, reikėtų kaip tik išsaugoti tuos įrodymus, žodžiu, ar padaryti kažkokią tai dar nuotrauką, print screeną vadinam, ar ne, tą vaizdo, ar ne, užfiksuoti, ar tiesiog pasidalinti, kreiptis į organizacijas, kurios dirba ir padeda būtent, na, dirba su tokio pobūdžio nusikaltimais. Tai yra ir saugus internetas, ar ne, galime visai pasikonsultuoti, parašyti, paklausti, ką daryti. Nes tikrai kiekviena ir situacija gali būti labai skirtinga. Ir tada, nu, mes Lietuvoje neturim labai daug kažkokių programų, sakykime, užsienį yra ir tokių, kur aš galiu įkelti savo nuotrauką, ten kažkokią vaizdą ir jeigu ta programa aptiks tą nuotrauką kažkokiam ten, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose, jie automatiškai ištrins. Bet vėlgi čia viskas labai dar priklausys ir nuo to, kiek informuotas ar informuota yra nusikaltėlis, iš esmės, ir kiek gerai žino ir ką toliau daryti. Tai, na, sudėtinga su internetinė erdvė ir ypatingai, kai kalbam apie intimius vaizdus, dėl to, kad jeigu jie patenka vieną kartą į internetinę erdvę, labai priklausys į kokią, nu, bet kokią terpę pateks. Dėl to, kad šiai dienai yra gal 430 milijonų ten pornografinio turinio puslapių, juos visus sukontroliuoti, tai tiesiog yra nerealu. Ne. Tai šitoje vietoje ieškoti specialistų pagalbos ir konsultuotis, ar ne, kalbant apie konkrečią situaciją ir ką tada daryti joje. O
Kalbant apie situaciją Lietuvoje iš savo darbo patirties, kokių dažniausiai pasitaiko smurto formų elektroninėje erdvėje? Iš Ar yra tikrųjų, tai mes kažkokių net. ryškesnių, Mhm. ar irgi labai Aš manau, kad tos individualūs tie atvejai? Aš manau, kad tos tendencijos išlieka labai panašios ir mes neturim kažkokių labai konkrečių statistinių duomenų, kur sakytume, kad Taip. vat Lietuvoje yra taip, nes nu, tyrimai kainuoja daug ir dėjų nėra daroma daug. Tai šiai dienai mes remiamės ES tyrimais ir tie ES tyrimai irgi nerodo, kad tarkim viena ten iš 10 moterų ir mergaičių, paauglių nuo 15 metų amžiaus yra patyrę priekabiavimą skaitmeninėje erdvėje. Nu, tai tas skaičius yra gana didelis, bet aišku, tai yra tyrimas vykdytas 2014 metais. Tai 11 metų, prasme, per tą 11 metų situacija tikrai irgi pasikeitė. Dėl to, kad technologijos, na, aš pagalvokime apie COVID, ar ne, ir tarkim, kiek tos Mm, technologijos buvo prieš ir po, ne, kiek mes naudojamės labiau, arba tarkim, netgi tie patys, ar ne, vat, susitikimai online, taip. virtualioje erdvėje tapo visišką normą. Jeigu Dirbtinis iki tol. intelektas, Lygiai taip kurio pat. Tai neturėjom. šitą vietą ir ne per tą 11 metų, kiek tie skaičiai paaugo, nežinau, nu, tarsi tikrai paaugo, bet kiek tiksliai ir ne čia pamatysim, kada bus naujesni tyrimai. Tai vėlgi, jeigu kalbam apie ten kitų didesnių organizacijų, tarkim, Amnesty International, tai irgi sako, kad, tarkim, moteris, kurios patyrė kokį nors ten smurtą elektroninį erdvėj, apie 46% to smurto buvo seksualinio pobūdžio. Tai irgi ir nenukreipta su labai aišku kažkokia linkme. Tai sunku pasakyti, nes vėlgi priklausys ir nuo amžiaus kategorijos. Ar mes kalbam apie Mhm. paauglius, ar mes kalbam apie, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus, tarkim, ar ne. Na, skirsis turbūt irgi šiek tiek. Bet tų formų yra tiesiog labai daug. Tai galim kalbėti ir apie kažkokį seksualizuotą elgesį, patyčias, priekabiavimą, perpasidalinimą ir taip toliau. Nu, tikrai Mhm. labai įvairiai. O yra kažkokia grupė moterų, kur yra labiau pažeidžiamesnė, nes iš esmės mes visi esam internete vieno ar kitokiu būdu. Tai nežinau, ar pastebėjai kažkokią grupę, kur yra labiau pažeidžiama. Aš manau, kad bendrai kalbėti apie moteris galim ir ne, kad moteris yra kaip target, kad yra pažeidžiama grupė tokia kaipo. Iš kitos pusės elektroninėje erdvėje smurtą patiria tikrai ir vyrai, vaikinai. Aš sakyčiau, kad turbūt jaunesnio amžiaus moteris yra toje grupėje pažeidžiamų. Iš kitos pusės ir moteris, kurios yra matomos elektroninėje erdvėje. Tai tos, Taip. kurios yra matomos, tai tos ir yra iš esmės pažeidžiamoje grupėje. Tai galima kalbėti ir apie politikės moteris, galima kalbėti apie Mhm. žurnalistės, apskritai apie influencerės, apie tos, kurios yra matomos. Nes kai tu esi matoma, tai, na, iš esmės ir gali, jau tai yra tam tikras, ar ne, sąlyga ir terpė, kurioje gali, nu, patirti tą smurtą, vienokį ir kitokį. Aha, supratau, nes ir mūsų Essential projekte mes kalbam kiek apie vyresnę grupę Mhm. suaugusiųjų moterų, kas irgi labai svarbu, nes šita tema gal kalbant tarp jaunų žmonių, tarp jaunų moterų, jinai labiau akcentuojama, kadangi atrodo savaime suprantama, kad jauni žmonės yra įpratę naudoti socialinę medijom jau Mhm. nuo pat mažo amžiaus ir kažkaip atrodo, kad kartais ta suaugusių moterų grupė jinai yra tokia pražvelgiama, nėra Mhm. atkreipiama tiek daug dėmesio. Nes Mhm. dar kitas dalykas, tai ką pastebėjom, tai kad labai dažnai tas elektroninis smurtas, jisai eina kartu su kita smurto forma. Tai čia ar tiesa, ar vėlgi labai individualūs atvejai. Aš manau, kad priklauso nuo situacijos. Jeigu mes kalbame apie paauglius, paauglės, tai vėlgi Mhm, taip, patyčios taip. mokykloje gali eiti ir patyčios tada elektroninė erdvė. Bet lygiai taip pat irgi apie santykius galima kalbėti, ar ne, kad Mhm, santykiuose, jeigu yra smurtas, tai greičiausiai bus ir elektroninė erdvė, kažkokia bent jau stebėjimas ar ten fiksavimas ir taip taip. toliau. Tai gali būti ir pavienių, gali būti tik elektroninė erdvė, jeigu aš, nu, vat, nežinau, pastebiu kažkokį profilį ir staiga ten noriu, žodžiu, stebiu, rašinėju, siunčiu žinutės, na, gali būti įvairiai, bet aišku, gali būti, kad ir eina kartu, nes apskritai, nu, nėra tokio vieno grinos smurto formos, kur tik Mm, tai daro, labai dažnai tai yra sumišę. Tai aišku, šiai dienai elektroninė erdvė labai dažnai papildo ar tą fizinę erdvę, turiu mm. meni, kad kažkoks smurtas, kuris vyksta santykiuose ir toj fizinėje erdvėje, ar ne, atsikartoja ir elektroninė erdvė, tiesiog kaip tesinys, kaip testinumas. Tai
sutinku, kad čia iš tikrųjų dabar yra tiesiog antra realybė, kuri tiesiog Mhm. papildo mūsų kasdienybę ir atitinkamai smurtas lygiai taip pat apsireiškia tiek ten, Di- tiek ten. Taip. Tikrai dėl to, kad yra lengviau tiesiog įvykdyti. Na, Taip. vienas dalykas man ateiti ir trenkti antausį, ar ne, fiziškai. Mhm. E, ir kur jau visi mato, žino, ir, nu, ir man irgi tada reikia, prasme, turbūt arba į kažkokią būseną įeiti, tarsi, kad aš tai padaryčiau, arba kažkokiose sąlygų konkrečių turėti, ir ne, kad ten gal nebūtų daug žmonių aplinkui, ne, vienas dalykas. Bet elektroninė erdvė yra daug paprasčiau. Ir toks nuasmeninimas nėra, ar Taip. ne, nėra taip. Nėra tos empatijos, aš nematau, aš žinau, aš darau, bet aš tarsi, nu, yra ta distancija tam tikra saugi, net ir tam, kuris vykdo, saugi distancija. Ir tas yra, bet tas nuasmeninimas aš galiu daryti labai daug. Galbūt kai kurių veiksmų aš realybėje niekada nepadaryčiau, bet elektroninė erdvė aš galiu. Gal iš tikrųjų čia ir atsiranda tas momentas, kai tas elektroninis smurtas, jisai suprantamas kaip mažiau rimtas, sakykim, Mhm. kaip Jo, mažiau pavojingesnis. taip, Nors iš dažnai. tikrųjų pasiekmes jos gali būti lygiai tiek pat rimtos. Taip, tikrai taip. Tai apskritai, kai kalbam smurtas tą žodį, aš beveik garantuoju, kad didžioji dalis išgirdę tą žodį įsivaizduoja fizinius sužalojimus, ir Taip, žaizdas, ir skausmą mėlynės, ir ten grumtynės, ir nežinau, įrėžimus, įpjovimus. Bet dėl to, kad tai yra, nu, va, tas kraštutinis toks smurtas, kur mes labai suprantam aiškiai, nu, tai yra tokia mhm, peržengta riba. Ir tai netgi, kalbant apie tą fizinį smurtą, šiai dienai, tarkim, kalbant apie vaikus, ten tyrimai rodo, kad ten daugiau negu 40% žmonių galvos, kad tai yra auklėjimo priemonė. Tai rodo, ar ne, kad mes priimam vis dar kaip smurtą, kaip auklėjimo priemonę, nors atrodo tiek jau daug metų apie tai kalbam, ar ne, kokias didžiulės pasiekmes turi. Tai šitoje vietoje ir, ne, ir tai dar kovojam su tuo, nors atrodo taip, fizinis smurtas jau yra kažkas labai aiškiai, kad yra ne ok. Tai kai kalbam apie elektroninį smurtą arba tą, kuris mažiau matomas, kur nėra sulūžę mano rankos kojos ar ne, taip, tarsi labai sunku, nu, bet aš nematau to psichologinio tavo skausmo ir traumą, nesimato taip lengvai. Tai nėra lengvai ir suprasti, ar ne, nes nulūžusi koja man labai aišku, nes skaudėjo, blogai kažkas sužydė. Bet va, ta vidinė trauma ar neišgyvenimai, nors jie gali būti daug sudėtingesni ir sunkesni, iš esmės labai sunkiai matomi. Ir aišku, bet vėlgi labai priklausys nuo formos, nes labai dažnai sako, ai čia tik tai pajuoka, ai čia tik patyčios, ai čia tik tai mhm, priekabiavimas, nu nieko čia tokio, ar ne. Iš kitos pusės mes jau pradedam kalbėti apie tą tokią kaupiamąją traumą ir taip, tai yra iš esmės kažkas, kas atsikartoja, gal aš jau nebegaliu miegoti naktimis, kokią taip, įtaką man tai turės, gal aš jau, ar ne, nu, depresija, nerimas didžiulis, gal aš dėl to paties nerimo ir priekabiavimo darbe, o gal net ne darbe, ar ne, bet mano bendradarbis ar ten bendradarbė priekabiauja elektroninėje erdvėje, ne, tai bet kokiu atveju veikia mano darbinę tą savijautą, kaip aš jaučiuosi po to darbe, kaip aš bendrauju. Gal aš kažkuriuo metu bandysiu tiesiog išeisiu iš darbo, nes nebegalėsiu daugiau, ar ne? Ir tada kokią įtaką mano socialiniam gyvenimui tai turės, ar kokios mano pajamos bus. Galbūt aš atsitrauksiu iš mėgiamų veiklų, labai priklausys vėlgi, įsivaizduokim situaciją, jeigu priekabiavo kažkas, nu, gyvenu kokiam nors nedideliam miestelį ir aš žinau tą žmogų, aš bijosiu jį sutikti, aš bijosiu išeiti iš namų, tai jau irgi paveikia mano realiai gyvenimą. Nu, turime meni, kad ne tik tai nerimas, stresas, nemiga, ar ten valgymo sutrikimai, ar dar kažkas, tai, bet realiai galbūt atsiriboju ir socialiai nuo kitų, ir vėlgi kokią įtaką, ne, aš susisuku į tokį ciklą. Tai iš esmės labai žalingas dalykas. Tik tai netaip lengvai pastebimas ir matomas, tai todėl labai, nu, vat, kalbėti apie tai yra labai mhm. svarbu ir parodyti, kad tos pasiekmes nėra mažesnės. Aš manau, nes iš tikrųjų pagalvojus apie tokią situaciją, kur tu esi pastovioj nesaugumo, nerimo, baimės, galbūt net tam tikros paranojos būsenai, aš nemanau, kad tu gali normaliai funkcionuoti tiek profesiniam, tiek socialiniam gyvenime ir viskas priklauso nuo to, kiek ilgai tas tęsiasi ir kokių tai pasiekmių gali turėti, nes Tai tikrai tikrai čia kiek ilgai. labai sudėtinga. Taip, Ir kiek ilgai tęsiasi, ir kas tas žmogus yra, ar tai yra taip. pažįstamas asmuo, ar tai nėra pažįstamas asmuo, ar aš dar kažkur susitinku, gal aš vėliau vis tiek tą asmenį dar matau ir gyvai. Nu, ir galų gale, kai kalbam apie elektroninę erdvę, jinai neturi tokių aiškių ribų. Nu, turiu meni, kad jeigu smurtas vyksta fizinėje erdvėje,
aš grįžtu namo į savo saugią erdvę tarsi. Arba ne, arba aš išvažiuoju į kažkokią tai kitą galbūt vietą pakeičiu. Bet kai kalbame apie elektroninę erdvę, nu, tai tikrai didžioji dalis žmonių turi telefonus, naudoja juos ar ne. Naudojasi, tai reiškia, kad aš neatsiriboju, nėra saugios erdvės, nes aš išgirstu tą skambutį, galiu išgirsti ar ne, tiek tualete, tiek vonioj, tiek miegamajam savo. Ir man jau ar ne priminimas tam tikras, kaip kad galbūt tas žmogus man rašo, arba tas žmogus ten man stebi, komentuoja, ar ne, man tai kelia stresą. Aš neatsiriboju šitoje vietoje, neturiu poilsio, neturiu jokios ramybės. O jeigu dar tas smurtas yra toks, kad jeigu tu nekelsi ten ragelio arba neatsakysi per kažkokį laiką, aš ten kažką padarysiu, tai tu nuolatos esi priverstas ar priversta būti tame. Ir tai gali būti tikrai labai, labai, labai sunku. Net ir tokiu atveju, kai tas priekabiautojas, jisai nuolatos skambina, rašo ar komentuoja. Ir jeigu būtų netgi ir atvirkščiai, kai tarkim tas kontaktas jisai yra retesnis, dažnai bet kokiu atveju mes negalime atsiriboti, nes dabar internetas, telefonas yra darbo priemonė kasdieninė. Ir taip įsivaizduot, kad tu čia atsijungi nuo visų socialinių tinklų, nuo, nežinau, pasikeiti numerį, ar čia turbūt nelabai jau realus scenarijus šiais laikais. Tikrai ne, nes mes iš tikrųjų labai daug laiko leidžiam toje elektroninėje erdvėje ir tikrai didžioji dalis žmonių naudojasi vienaip ar kitaip. Tai nėra taip paprasta viską pasikeisti, visiškai viską pasikeisti. Galų gale, nežinau, vis tiek tave gali kažkaip aptikti ten žinant. Nu, priklauso tada ar ne, kiek žmogus žino daug apie tave ir kuo daugiau žino, kuo tas asmuo daugiau turi detalių visokiausių, tai vis tiek tave gali rasti. Arba visiškai išnykti iš elektroninės erdvės, nu, yra ganėtinai sunku. Ir telefoną ten pasikeisti ir visa kita, bet mes nekalbam vien tik tai apie pačią elektroninę erdvę, kiek ir apskritai, ar ne, kad nu, mane gali stebėti ten prietaisus. Tai toks galų gale, jeigu mes kalbam apie, nežinau, mokyklinio amžiaus ar tam paauglius, ar universitete, tai tu negali visai išeiti, nes labai dažnai tai būna susiję ten su kokiais mokslais, turėti pašto adresą, tai jau tu jau esi ar ne tame. Arba jeigu mes kalbam apie žmonės, kurie yra kažkaip matomos ten politikės, pavyzdžiui, arba, kaip sakiau, žurnalistės kokios nors, nu, tai tu negali atsitraukti, nes tai yra tavo darbo įrankis kartais ir vis tiek esi matom ir vis tiek sulauki, tai labai sunku atsiriboti. Kartais neįmanoma. Ir apskritai viešumas dažnai būna darbo dalis, jeigu kalbam apie, sakykime, didesnį poveikį turinčias moteris, svarbesnės pozicijas užimančias moteris, jos tiesiog negali sau leisti atsitraukti. Ir iš tikrųjų, bent jau savo akim, kiek matau, tai čia yra toksai žemiausio lygio, bet labai paveikus ginklas iš tikrųjų panaudoti tą elektroninę erdvę neigiamai prieš jas. Tikrai taip ir aš galvoju, vat, net ir iš asmeninės patirties, kad gali ruoštis, gali suprasti, gali žinoti, bet vis tiek susidūrus, paveikia tave, nes tai yra nemaloni patirtis. Tai ypatingai jauti, kad tai yra toks labai aiškus ribų peržengimas. Ir tu nesijauti toje vietoje saugiai, nes į savo namus aš gal neįleisiu, bet staiga man kažkas tai rašo, tai aš tarsi neatsiribosiu nuo 1000 profilių, aš jų visų neužblokuosiu, pavyzdžiui, ar ne. Ir aišku, tai yra toks ribų peržengimas, kuris yra tikrai ir nemalonus labai, ir visiškai nejuokingas, net jeigu kažkam tai yra juokingas, smagu ir linksma, dėja, tai ne visą laiką taip yra, ir gali turėti didelį poveikį. Taip. Manau, kad atsidūrus tokioje situacijai, tai tikrai neatrodo nei kiek juokinga. Gal žmonės tiesiog visuomenė nesupranta šito apskritai dalyko poveikio svarbos ir iš to susidaro toksai suvokimas, kad čia nieko rimto, čia pasijuokim, pažiūrėkim ir pamirškim. Tai nežinau, kaip manai, nuo ko galėtume pradėti kaip visuomenė, kad geriau suprastume apskritai, kas vyksta ir ką daryti, kai matom netinkamą elgesį. Aišku, čia pirmiausia, tai reikia kalbėti apie švietimą ir jo
atpažinimą, nes jeigu mes net pažįstam ir vis dar manom, kad čia yra ok ir kad čia yra tik tai juokelis ar dar kažkas, tai mes niekada niekur nedarysim. Tai tas Mhm. kalbėjimas, švietimas ir kad žmonės galėtų atpažinti, tai yra labai svarbu. Kalbėjimas apie, nu, bet kalbėjimas to nukentėjusios asmenų kaltinimo tema irgi yra labai svarbus Taip. dalykas, nes labai dažnai žmonės nesikreipia pagalbos, apie tai bijo kalbėti dėl to, kad nenori sulaukti dar papildomai kaltinimų, nes vienas dalykas nukenčia, jaučiasi blogai ir dar sulaukia visuomenės kaltinimo, kad maždaug Kodėl tavo ten taip kaltė. kėlei, kodėl Kodėl ką darei. taip? Ir čia irgi tyrimai netgi naujausi jau, galima sakyti, 24 metų rodo, kad ten daugiau negu 40% žmonių, ar 50 dabar jau neatsimenu tiksliai, sakys, kad čia, jeigu tu įkėlė, tai bent dalinai yra atsakinga už tai, kad dabar va čia nukentėjai. Tai rodo, kad nebus palaikymo. Tai aišku, tada žmonės tiesiog nenori nei pagalbos kreiptis ir bijo apie tai kalbėti. Tai va tas švietimas yra labai svarbi dalis. Kitas dalykas, kurį norisi kalbėti ir turbūt viešinti, ir tą stebėtojų galią, ar ne, kad mes visi ir visos irgi matom situacijas netinkamas, tiek fiziniai, bet tiek ir elektroniniai erdvėje. Ar mes kažką darom? Dažniausiai tai ne. Dažniausiai ne, nes ai, ne mano reikalas, ai, nenoriu veltis, ai, dar kažkas tai ir ne, ir taip ir nurašom. Bet iš tikrųjų tai yra mūsų reikalas, dėl to, kad tai irgi yra vieša erdvė ir norisi ją kurti, kad jinai būtų saugesnė. Ir prie to galim prisidėti. Tai kai pastebim kažkokį netinkamą elgesį, irgi atreaguoti, nukreipti dėmesį, o kartais pranešti, nes jeigu, na, nežinau, priklauso labai turbūt ar ne. Vėlgi, toj pačiai elektroninėje erdvėje, tarkim, ten būna straipsniai kokie nors ir po straipsniais tūkstančiai komentarų, kur žmonės visiškai neadekvačiai vertina, ten kaltina ir panašiai. Tai tokio, kai kalbam apie smurtą, komentarų neturėtų jokių čia būti, nes čia nėra nuomonės, tai yra nusikaltimas ir tai yra taškas, kokia čia nuomonė gali kažkas tai turėti. Tai neturėtų jų tiesiog būti. Aišku, galima kalbėti ir apie teisinės priemonės, apie virtualių priemonių sukūrimą ir kažkokį didinimą, auginimą ir tada tą pačią požiūrio kaitą, įtraukiant ir, nežinau, technologinius sprendimus įvairius ir panašiai. Tai čia tokia daug turėtų būti tų priemonių, negali būti viena taikoma, švietimas yra dalis, ar ne, nes galime užkirsti kelią, turime vis tiek dirbti su tom nuostatom ir nuostatas čia žaidžia labai didelį vaidmenį dažnai. Bet tai yra toks, na, kompleksas ir daug tų dalykų reikia daryti, daug susidėlioti planų, kad, nu, keistųsi tą situaciją ir kad gyventume saugesniai, tiek virtualioj, tiek ir nevirtualioj erdvėj. Taip. Ir manau, dar vienas tavo geras dalykas buvo paminėtas, neakcentuotas, manau, palaikymas. Tai čia labai svarbu, kaip ir bet kokio kito smurto atveju, tai visiškas jokio teisimo aukos atžvilgių, palaikymas, tam tikrų ribų nustatymas, kiek jinai nori dalintis, kokia apimtim, kada nori dalintis. Tai manau, šitas irgi yra labai labai svarbu, kad mokėtume netgi kaip reaguoti ir kaip bendrauti su tokiu žmogum, nes aš suprantu, kartais gali ir netgi geriausio norėdamas nemokėti tinkamai prieiti prie situacijos. Taip, tai tikrai tie tokie klausimai, o tai kodėl tu čia jau ten siuntėjai, tai jau yra kaltinantis klausimas. Nu, aš jau kaip sakiau pačioj pradžioj, ar ne, kad mes tiesiog labai daug dėmesio telkiam į tą žmogų, kuris nukentėjo, kad va, tai kodėl siuntė, kodėl darė, kaip čia atsidūrė, tai kodėl čia tau rašo, man tai nerašo. Ne? Tai iš tikrųjų tai dėmesys turėtų būti nukreiptas truputėlį ir į kitą pusę, į tą žmogų, kuris vykdė, tai kodėl taip daro, ar taip gali daryti, ar šis čia yra ok, ar sutiko. Ir jeigu nesutiko, ar aš galiu dalintis netgi bet kokiu ten turiniu, žinutėmis, informacija, jeigu tas žmogus nesutiko, aš neturėčiau to daryti, gyvenk savo gyvenimą, dalinkis apie save, kiek tu nori, bet apie kitą asmenį gal negali, ne? Tai šitoje vietoje klausimas, ar ne patiems ir pačioms mums, tai kur mes dėmesį telkiam ir kas mums yra svarbu, nes jeigu mums yra svarbus saugumas elektroninė erdvė ir mes norim gyventi saugiai, kur nebijau pasidalinti arba ten, nežinau, gyventi savo gyvenimo, kad kažkas tai man pradės siūsti ten kokią nors pabudžią žinutės, tai mes tada turim ir kažką daryti dėl to, tai tiek reaguoti, tiek ir nekaltinti žmonių, kurie nukenčia. Manau, kad labai svarbi šita paskutinė žinutė, kurią ir pradėjom ir pabaigsim, kad iš tikrųjų labai labai lengvai tas dėmesys nuslysta.
nuo iš tikrųjų, kas padarė nusikaltimą, kas yra kaltas, į ką mes turėtume kreipti dėmesį, iš tikrųjų visą dėmesį, kad tas žmogus jaustųsi blogai ir suprastų, ką jisai ar jinai yra padaręs, o ne kaip labai dažnai tai atsitinka, kad vis tiek viskas nukrypsta į auką. Tikrai taip, ir tie žmonės, kurie, tarkim, vykdo tos nusikaltimus, daro jos, lieka nebaudžiami, niekas nenubrėžia jiems ar joms ribų, kad toks elgesys nėra tinkamas, tai yra leistinas ir yra normalus ir geras, ir aš tada, reiškia, galiu jį kartoti. Ne? Kartoti su vienu, kartoti su kitu, su kitu asmeniu, tai reiškia, tas nebaudžiamumas iš esmės gali Taip, didinti ir nusikaltimų atsikartojimų skaičių. Tai, taip. nu, tai Ir yra labai manau, čia svarbu. tas nebaudžiamumas labai gerai apibrėžia tą elektroninį smurtą, nes atrodo niekas nesužinos, galbūt netgi ir nesuseks, jeigu tu iš tikrųjų jau pažengęs ir žinai, kaip ką daryti, kad tave ne taip lengvai surastų. Tai iš tikrųjų turim fokusą dėti būtent į tų veiksmų apribojimą, į kaip, kaip atsekti, kaip atpažinti žmogų, jeigu jis, tarkim, nepažįstamas arba pažįstamas ir kaip elgtis. Ir į pagalbos telkimą irgi žmonėm, kurie nukenčia ir kurie nežino. Tai čia galima kalbėti ir apie suaugusius asmenys, kurie iš tikrųjų gal priklausomai ir nuo amžiaus ir nuo to, kuo žmogus užseima, kad ne visą laiką turi tų technologinių žinių ir ne visą laiką Taip. žino. Ir kai nežinai, lengva manipuliuoti. Bet lygiai taip pat ir apie paauglius ar paauglės galim kalbėti. Ar ne, tai irgi žmonės, kurie galbūt niekada nebuvo susidūrę su tokiam situacijom ir nežino. Ir jeigu mes kalbam apie kokią nors groomingą ar net viliojimą, Mhm. įviliojimą į tam tikras situacijas, turinio pasidalinimą, perpasidalinimą, žmonės įsigąsta ir aišku, lengviausia yra tarsi atsitraukti, pabėgti arba galvoji, kad padarysi kažką, ko manęs prašo ir bus ramybė. Deja, taip nėra. Tai bet irgi telkti, kad būtų ta pagalba, kad žmonės galėtų ir žinotų, kur kreiptis jos vėlgi nebijotų turbūt dėl, kad visa tai grįž prieš juos ir prieš jas ir kad Taip, susidurs su kaltinimu papildomai. svarbiausia. Tai manau, kad aptariam pagrindinius akcentus per tokį trumpą labai apžvelgimą situacijos. Tai ačiū Reda už pasidalinimą, buvo labai malonu ir įdomu. Ar nežinau, dar norėtum galbūt kažką pridėti? Tai padėkoti, ačiū labai, kad pakvietei, ačiū labai už pačią temą, man atrodo svarbi ir bet irgi prisideda prie to paties viešinimo ar kalbėjimo, tai ačiū labai. Ačiū Reda. Stengsime viešinti kiek galim daugiau.